Šeštasis daug taškų įvertintas uždavinys, bet visi tie klausimėliai, kurie susiję su šiuo uždaviniu, su šiuo paveiksliuku, tai yra su šiuo lygiagretainiu, yra irgi vieno taško vertės. Tai kalba apie lygiagretainį. Ir kas pasakyta, kad ten, aš atmetu visus tos vitražus, ten kažkokias tai pasakas, kurios aprašo šį uždavinį. Keturkampis ABCD sąlygoje pasakyta, kad yra lygiagretainis ir ką matom, kad viena lygiagretainio kraštinė 6, kita 12 ir sujungtos priešingos dvi viršūnės, kas yra ne kas kita kaip įstrižainė, jos ilgis yra 6 šaknys iš 3. Na ir prašo apskaičiuoti pirmame klausime, prašo apskaičiuoti lygiagretainio perimetrą. Kas yra perimetras? Perimetras yra visų kraštinių ilgių suma. Reikia pirišti tos kraštinės ilgio, pridėti šitos kraštinės ilgį, pridėti šitos ir pridėti šitos. Ką mes žinom, lygiagretainio savybė yra, pagrindinė savybė yra ta, kad priešingų kraštinių ilgiai yra vienodi, tai yra perimetrą gauname sudėję 6 plus 12 plus 6 plus 12 arba 6 plus 12 kart 2 ir yra, jeigu teisingai sudėjau, tai gaunam 36. Atkreipiu dėmesį nenurodyti čia ilgio vienetai. Tai atsakymę galime rašyti 36, galime rašyti ilgio vienetas. Vienetai ten kaip kas jau įpratę, bet 36 kuo puikiausiai tinka. Antrasis punktas. Antrasis šio uždavinio punktas prašo įrodyti, kad trikampis CAD yra statusis. Kad trikampis CAD yra statusis. Tas lygiagretainis taip pasuktas, aišku, jisai. Tai iš brėžinio matom, kad gali būti statusis kampas tik šis. Ne, jeigu taip tikėti to brėžinio, kad šis kampas gali būti statusis. Kaip įrodoma? Turime 3 trikampio kraštinės. Kada trikampis yra status? Kuris trikampis yra status? Teiginys, kuris būtent reikalingas šiam teiginiui įrodyti, tai yra vadinamas teorema atvirkštinė Pitagoro teoremai. 8 klasėje tą turėjot mokytis. Ir kaip jinai skamba, jeigu dviejų trumpesniųjų trikampio kraštinių ilgių kvadratų suma yra lygi trečiosios kraštinės ilgio kvadratui, tai tas trikampis yra status. Šitą pasaką užrašė šiam brėžiniui, šitos dvi trumpesniosios, šaknis iš 3 1,7 kart 6 bus, maždaug 1,7 bus tikrai mažiau kaip 12, pakeliam kvadratu, pakeliam kvadratu, pakeliam kvadratu, šitus kvadratus sudedam ir žiūrim, ar lygu šitam. Pakelkim čia kvadratą, aš užrašiau. Ši lygybė iš tikrųjų yra teisinga. 6 šaknys iš 3 kvadratu. Kaip? Keliam kvadratu kiekvieną dauginamą atskirai. 6 kvadratu yra 36, šaknis iš 3 kvadratu yra 3. Ir 6 kvadratu yra kiek? 36. O 12 kvadratu yra 144. 36 kart 3 yra 108 ir dar 36, tikrai 144. Ši lygybė yra teisinga. Trumpesniųjų kraštinių ilgių kvadratų suma lygiai trečiosios kraštinės ilgiai, vadinasi, trikampis yra statusis. Tai yra šitas kampas yra status. Trečiasis klausimas sako, apskaičiuokite šio stačiojo trikampio plotą, apie kurį mes čia kalbėjom. Šio stačiojo trikampio plotą. Net jeigu jūs čia neįrodėte, negavote šito taškelio, jūs turite pasinaudodami tuo, kad jums sako, jog šis trikampis yra statusis, apskaičiuoti jo plotą. Kaip stačiojo trikampio plotą randam, sudauginę statinių ilgius ir padalyję iš 2. Reikia gebėti rasti sandaugą 6 šaknis iš 3 kart 6 pusiau. Kur čia galima klaidą padaryti? Iš 2 dalinti ir tą. Čia nesuma ir neskirtumas. Nesiprast, nereikia dalyti to ir to dauginamojo. Atsakymas yra 18 šaknų iš 3. Čia galim suprasti, galim sudauginti iš pradžių 36 šaknis iš 3 pusiau ir duoda 18 šaknų iš 3. Čia jau būtų ploto vienetai, bet kadangi nenurodyti čia centimetrai ar kas, tai atsakymas toks kuo puikiausias. Jeigu čia labiau protingai norim pasirodyti, tai sakom ploto vienetai arba kvadratiniai vienetai, kaip jau čia kam patogiau. Ketvirtasis klausimas arba ketvirtoji šio uždavinio dalis. Panašiai prieš tai buvusio uždavinio viena iš dalių, kur prašo nurodyti vienintelį teisingą atsakymą iš pateiktų 4. Labai jau kažkam patinka tokia formuluotė, kuris iš pateiktų atsakymų yra neteisingas. Kuris neteisingas. Reiškia 3 iš 4 teisingi, 1 neteisingas. Sako, ar atkarpa AC padalyja mūsų lygiagretainį į 2 lygius trikampius. Taip, tie trikampiai yra lygus, jeigu jau klaustų, kodėl jie lygus, tai galėtumėm teikti, kad pagal
pagal 3 lygias kraštinės. Šita lygi su šita, šita lygi su šita ir šita bendra 3 lygios kraštinės. Viena ir kita trikampiai tikrai yra lygų, šitas teiginys teisingas, į atsakymą neįeis. Toliau, teiginys B. Ar atkarpa AC yra įstrižainė lygiagretainė? Žinoma, įstrižainė. Kita įstrižainė yra BD, jis turi 2 įstrižainės. Taip, įstrižainė, šitas teiginys yra teisingas. Trečias, C punktų pažymėtas teiginys, AC yra aukštinė. Aukštinė tai toks daiktas, o čia jau galima ir susimaišyti, čia jūs galėjote susimėtyti. Iš tikrųjų, tai aukštinė tai yra atstumas, lygiagretainis turi 2 aukštinės, atstumas tarp lygiagrečių atkarpa, kuri jungia, statmenoji atkarpa, kuri jungia priešingas kraštinės lygiagretainio. Mes įpratę lygiagretainį matyti tokį ir įpratę aukštinę matyti šitą. Įpratę. Čia šiuo atveju įstrižainė sutampa su aukštinė, nes tai status kampas ir tai status. Taip, tai yra aukštinė. Daug čia nepasakos, bet toks suktokas, aišku, suktoka vieta. Na ir ketvirtas, paskutinysis klausimas, kuris yra teisingas šiam uždaviniui, bet neteisingas teiginys, tai yra AC yra simetrijos ašis. Kas yra simetrijos ašis? Aš turiu simetrijos ašį, jeigu įsivaizduočiau, kad aš esu labai jau vienodai simetriškas žmogelis, tai mano simetrijos ašis eitų per tą kaklaraištį ir sulenkia mane, dink dieve, tik mokiniai nelenkit, mano abi dalys kairioji ir dešinioji pusė sutaptų, jeigu aš stovėčiau visiškai simetriškai. Per šią ašį vadinamąją menamą ašį arba šią tiesę AC, tiesę sulenkia lygiagretainį, matom, kad jis nesutampa. Lygiagretainė šiaip, jeigu jis nėra rombas, stačiakampis arba kvadratas, simetrijos ašių neturi. Tai yra, toks, aišku, čia tie, kurie jau mąstė ir kažkiek susimėtė, tai turėjo rinktis iš šitų dviejų, tai galėjo rinktis iš šitų dviejų, bet teisingas atsakymas tas. D. Šeštasis uždavinys dar mūsų nepaleidžia, dar 2 atsakymų prašo. Pasakyta sąlygoje, kad meistras nori šią detalę, iš šios detalės pjaustydamas, matyti ar laužydamas, pagaminti į tą didžiąją detalę panašias detalės. Tai yra tokios pačios formos detalės, kad jie būtų tokios pačios formos lygiagretainiai. Ir jo matmenys būtų tų naujųjų mažųjų detalių tokie. Trumpesnioji kraštinė, lygiagretainio kraštinė būtų x, trumpesnioji būtų vienetas, o ilgesnioji x. Ir prašo rasti pirmų klausimų, koks kraštinės x ilgis. Kadangi tos detalės yra panašios, tai ką mes žinom, kad šitą detalę galima gauti didinant šitą detalę arba šitą mažinant. Reiškia, padidinimo stiklu arba didinant. Vieną didinam, kitą arba mažinam ir gaunam kitą detalę. Kraštinės yra proporcingos. Jeigu 10 kartų šita kraštinė ilgesnė už šitą, tai bus šita 10 kartų ilgesnė už šitą. Čia kaip pavyzdį sakau. Tai yra, o kampai yra vienodi. Tų, reiškia, panašių figūrų yra kampai vienodi. Na ir prašo, kadangi mūsų prašo tos kraštinės x, atsakymas yra 2. Kodėl 2? Nes trumpesnioji mažesnio lygiagretainio kraštinė yra 6 kartus mažesnė už trumpesnėje didžiojo lygiagretainio kraštinė, tai ilgesnioji mažojo lygiagretainio kraštinė turi būti taip pat 6 kartus mažesnė už šitą. Kitaip sakant, galim sudaryti tokią proporciją 6 padalyta iš 1 turi sutikti kaip 12 padalyta iš x, arba atvirkščiai jos apverstos gali būti. Arba galima šitą dalyti iš šito, šitą iš šito. Tai yra, čia visai nesvarbu. Tai čia turi būti 2. Čia 2, tai ir čia turi būti 2. Tas santykis. Čia ką gaunam iš to? Iš čia nesunkiai gaunam tą norimą x reikšmę, kad yra 12 padalyta iš 6 ir lygų 2. Taip sakant, čia panašumas neturėjo kelti didelių problemų. Galima buvo susigaudyti, nelabai ir susigaudant tose panašių figūrų teorijoje. Tai yra, jungiam mąstymą ir pasakom, kad čia 2. Sakymas 2. Kitas klausimas, kiek daugiausia mažųjų tų lygiagretainių galima pagaminti iš šito? Kodėl daugiausia, taip klausia? Todėl, kad, įsivaizduokime, jeigu mes pjaunam pjūklų kažkokiu, tai kur yra atraižos lieka, sutrupa, ištrupa kažkas tai tenai, atliekų, kur susidaro, tai negalėtumėm pagaminti
reiškia, be atliekų. O jeigu darom be atliekų tą naująją detalę, peiliu, pavyzdžiui, pjaustydami ir laužydami, na, tai kiek galima daugiausia. Čia tas turime omeny. Nedaug čia mus glumina tas klausimas. Na, tai ir dėliokim šitą detalę, kurią aš jau dabar pavaizdau šitaip, kaip ir ta pavaizduota, didžioji detalė. Viena kraštinė vienetas, kita kraštinė 2. Kiek aš čia jų galiu sudėlioti? Jos tai panašios, ne? Ir pradedu iš apačios. Tai iš apačios žiūrėdamas, kadangi čia 1, čia 6, tai galiu 6 sudėti. Na, tai bus viena eilė, kurioje bus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Va šitos va mažesnės. Čia bus 1, o čia 2. Nu ir kiek tokių eilių susidaro? Irgi 6, nes čia 12, o čia 2. Tokios 6. Taip 6 ir taip 6. 6 kart 6. Atsakymas 36. Sprendimų nei čia neprašė. Taigi, ramiai savo rašau atsakymę 2, ramiai rašau atsakymę 36, susimastęs, susigalvojęs ir laimingas baigiu su lygiagretainio pasirodymą, einam į 7 užduotį.